Atsiradusi galimybė gali atverti tolius ir vesti į didelius tikslus. Kartais galimybė gali tapti iššūkiu. Ta patyrė ne vienas sėkmingai įgyvendinę savo sumanymus. Gerai, jaučiuosi save realizuojantis kažkur, ne veltui gyvenantis. Panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas jau yra iššūkis. Tiek projektų vykdytojams, tiek paramą administruojančioms institucijoms, tiek visai šaliai. Savarankiškai be šios paramos daug gerų Lietuvos idėjų liktų neįgyvendintos. Visų pirma, reikia pagalvoti, kam mes skiriam tą paramą. Mes skiriam tam tikriem rezultatam pasiekti. Įsigyti mokyklai įrangą kažkokią, renovuoti darželį, pastatyti turizmos objektą. Tai jeigu projektas vėluoja, akivaizdu, kad mes tų rezultatų ir neturim. Vaikai neturi įrangos mokykloje, darželėje šąla vaikai, atitinkamai brangiai mokamų šildymą ir taip toliau. Rimtas iššūkis yra viską padaryti laiku, nes kitaip turėtume grąžinti nepanaudotą paramą ir netektume galimybės pasiekti užsibrėžtą tikslą. Iš kiekvieno projekto vykdytojo mes gaunam finansinius planus, kokių pinigų jiem reikės. Tie pinigai yra rezervuojami valstybės biudžete. Ir jeigu nors vienas projektas vėluoja, tai tie pinigai rezervuoti, jie nepanaudojami tam, ką minėjau, tikslui pasiekti ir neišleidžiami per tuos einamosius metus. Jeigu jie buvo nereikalingi, jie galėjo būti išleisti kitiem tikslam. Tai yra finansinė globalesnė pasiekmė. Dėl to kiekviena grandis, kiekvienas vėlavimas yra labai svarbus ir įtakojantis neigiamai būtent sistemoje. Mes turime įsipareigojimus ir prieš pačią Europos komisiją. Turime vadinama mūsų griežta N+2 taisyklė ir jeigu tam tikrų metų limito mes nepanaudosime laiku, tai mes ją turėsim paprasčiausiai grąžinti Europos komisijai kaip nepanaudotą. Sėkmingai susidorojo valstybės įmonė Regitra, dalį informacijos ir savo paslaugų perkėlusi į elektroninę erdvę. Projektas apėmė ne tik galimybę vairuotojui užsisakyti pažymėjimą elektroninėje erdvėje, bet taip pat galimybę įsteigti bendrą per visą Respubliką informacijos centrą, kur galėtų gauti kvalifikuotą informaciją, vairavimo praktikos egzaminui panaudoti skaitmeninius rašiklius, tada asmuo gali gauti elektroninėje erdvėje protokolą elektroniniam pavidale. Čia buvo tokia didelė naujiena, nes ir techninė prasme tai buvo iššūkis. Ir taip pat buvo atlikta pristatymas vairuotojo pažymėjimo per kurjerį, kur asmuo gali užsisakyti ir tiesiai į namus gauti vairuotojo pažymėjimą. Iššūkiai įveikiami, jeigu aiškiai žinai, kogi tu nori, kokie yra tikslai, ko tu nori, tada visa kita, jeigu yra kvalifikuoti žmonės, galima sudėlioti, ne šventieji puodus lipdo. Išties viskas įmanoma, kai dirbama profesionaliai, nuoširdžiai ir numatytus darbus pavyksta atlikti ne tik laiku, bet ir kokybiškai. Labai svarbus iššūkis yra bendradarbiavimas institucijų. Kai reikia atrasti bendrą sprendimą visom institucijom svarbu, o tai priklauso ir projekto sėkmė, tai turbūt mūsų kaip sistemos iššūkis kuo greičiau ir kuo efektyviau atrasti sprendimą. Šiuo metu Lietuva pirmauja ES pagal išmokėtą lėšų dydį nuo šaliai skirtos paramos. Aš tikiuosi, kad būtent vidury programavimo periodo, būtent įsisavinimo, kai mes jau turim išmokėjimų daugiau kaip 10 milijardų, tai mūsų laivo būrės tikrai yra pakeltos. Ir tikiuosi, kad ir šiais metais, ir kitais metais jos tik tai tvirtės. Ir mes 14 metus naują programavimo periodą pasiruošim jau su nauju iššūkiu ir nauju laivu ir naujom būrėm. Atsisveikindama šį kartą noriu Jums palinkėti gero ir palankaus vėjo. Susitikę kitoje stotelėje pajausime, kokia jėga yra darniai dirbanti komanda. O kol kas sakau, iki malonaus. Jūsų bendrakeleivis.